Gipsinis tinkas Mito A100 yra naudojamas tinkuoti vidaus sienas ir lubas rankiniu būdu. Taigi, turime paruoštą pagrindą, jis turi būti sausas, nuvalytas, nugruntuotas. Gipsinis tinkas tinka naudoti ant plytų, keraminių tuščiavidurių plytų, silikatinių plytų, akytojo betono blokelių mūro, surenkamų gelžbetonio elementų pagrindo ir ant senų, bet nesudulėjusių cemento ir kalkių tinko paviršių. Pakuotėje yra 30 kg rankinio gipsinio tinko. Taigi, gipsinį tinką Mito A100 supylėme į vandenį, laikydamiesi nurodytų proporcijų. Ir štai išmaišėme mišinį iki vientisos masės. Išmaišytą mišinį dengiame ant pagrindo ir išlyginame. Vidutinis tinko sluoksnio storis apie 8 mm. Darbus atliekame temperatūroje nuo +5 iki +25 laipsnių Celsijaus. Į mišinį nepilame jokių kitų medžiagų. Naudojami įrankiai ir indai turi būti švarūs, nes kitaip sutrumpėja mišinio naudojimo laikas ir suprastėja savybės. Turime nutinkuotą sieną. Dabar palauksime 15-20 minučių, kad tinkas apdžiūtų ir vėliau lyginsime sienas. Paruoštą mišinį rekomenduojama sunaudoti per 2 valandas. Taigi, turime nutinkuotą paviršių gipsiniu tinku Mito A100. Suformavome labai gerą paviršių dekoratyviniam tinkui, keraminiam plytelėm, glaistymui, dažymui ar tapetų klijavimui.